Labą dieną, vakarą arba rytą, nežinau. Tai pasakysiu dabar apie pokyčius per pramonės perversmą, kurie įvyko laivybai. Tai atsirado garlaiviai, tai buvo vienas iš svarbiausių pokyčių, tai kad garo variklis buvo naudojamas laivuose. 1807 metais Robertas Fultonas pristatė savo pirmąjį garlaivį Claremont, sunkus pavadinimas, kuris atvarė naujas galimybes jūrų ir upių transportui. Garlaiviai tapo greitesni ir efektyvesni nei tradiciniai buriniai laivai, todėl buvo galima patogiau ir greičiau gabenti prekes ir kerlaivius. Antras mūsų čia pasikeitimas, kuris įvyko, tai kad laivų konstrukcijos tobulinimas buvo labai didelis. Laivai pasidarė geresni, stipresni, didesni, geresni ir netaip lengvai skendo. Kodėl tai buvo? Nes jie tapo didesni ir greitesni dėl garo variklio. Kodėl jie tapo sunkiau nuskestantis? Dėl to, kad jie galėjo kaip greitai jis važiuoja kažkur testuoti. Nežinau kaip aiškinti. Tai navigacija ir komunikacijos patobulėjo. Pavyzdžiui, kompasai, laikrodžiai ir sekstantai galėjo tiksliau nustatyti laivo padėtį. Be to išrado telegrafą ir signalinius ryšius, tapo lengviau komunikuoti tarp laivų ir pakrančių miestų, kas pagerino prekybos ir jūrinės navigacijas valdyti. Kalbant apie prekyba ir transporto pokyčiai buvo gan didelis. Dėl naujų laivų gamybos leido išplėsti prekybą tarp žemynų, kas buvo prieš tai gan sunku. Todėl efektyviau gabendamos prekės iš tolimų vietų gerai buvo. Ir kas dar pasikeitė. Didesni ir geresni laivai, apie tai kalbėjom, bet vis tiek pasakysiu. Dėl garo variklio ir naujų statybų technologijų buvo įmanomas statyti didesnius ir greitesnius laivus, kurie galėjo gabenti daug krovinių ir žmonių per ilgesnius atstumus. Tai padėjo plėtoti tarptautinę prekybą ir pagerinti ekonominės sąlygas. Lėktuvai – istorija. Pirmieji bandymai. Žmonės nuo senovės domėjosi skraidymu. Tai matoma iš senovės graikų mite apie Dedelą ir Ikarą, pasakose, kuriuose remiasi ne mokslo tikėjimo ant gamtinėmis galiomis, skraidoma su kilimais, šluotomis ir kitais objektais. Vienas pirmųjų rašytinių šaltinių bei brėžinių transporto priemonės, kuri priminė lėktuvus, buvo 15 amžiaus Leonardo da Vinčio darbuose. Anglas George'as Cayley yra laikomas modernaus lėktuvų kūrėjų. Jis pirmasis atrado 4 jėgų – svorio traukos, keliamosios jėgos bei pasipriešinimo svarbą orlaiviui bei 1799 metais sukūrė lėktuvo koncepciją. 1903 metais gruodžio 17 dieną broliai Wrightai atliko pirmąją skrydį sunkesniu už oro aparatų. Lėktuvas per 12 sekundžių nuskrido 37 metrus. Henry Fabre 1910 metais Prancūzijoje Martingo mieste išbandė pirmąją hidroplaną – lėktuvą kylantį nuo vandens, kuris nuskrido maždaug pusę. Lėktuvai – nauda kare. Pirmasis pasaulinis karas paskatino visos aviacijos tobulėjimą. Lėktuvai pradėti naudoti ir aktyviems kariniams veiksmams, bombardavimai nebevyko tiesiog mėtant granatas ir buvo pradėtos kurti aviacinės bombos. 1915 metais sukurtas pirmasis sinkronizuotas su propelerių sukimosi ginklas. Taip ir prasidėjo lėktuvų gamyba su ginklais, bombų skyriais, kietaisiais taškais.
Antrajame pasauliniam kare daugiau lėktuvų buvo išrašyta, rasti būdai, kur dėti šarvus ir ginklus. Dabartinės automobilių kompanijos kaip BMW ar Benz gamina variklius Vokietijos oro pajėgų lėktuvams kaip BF-109 arba FW-190. Rolls-Royce karališko oro pajėgų Supermarine Spitfire ir JAV oro pajėgų P-51 Mustang. Lėktuvai – kažkas naujo. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje vokiečiai atrado kažką naujo, kuris buvo planuojamas daugelis metų. Tai buvo reaktyvinių variklių varomas lėktuvas, pavadinimu ME-262 arba Sturmvogel, arba kaip lietuviškai būtų Audrapaukštis. Lėktuvas buvo varomas dviejais Junkeriais, Jumbo 004 varikliais. Labiau buvo pramintas kaip bombonešių medžiotojas. Ir jo trūkumas buvo tas, kad jiems buvo vis tiek sunku kovoti su kitais naikintuvais. Šitas lėktuvas pakeitė viską. Buvo gaminami reaktyviniai lėktuvai kovoti, keliauti ir gabenti krovinius ir taip toliau. Lėktuvai naujos kartos. Per keliasdešimt metų atradome daug dalykų lėktuvams. Naujus variklius, ginkluotę, greičius. Atradome, kaip skristi nepastebėtom. Atradome delta sparno tipus, kurios turi Rafale, Mirage, Eurofighter ir Gripen. Atradome supermanevringumą ir geriausius gaminamus lėktuvus kaip F-15, F-16, F-35 ir iš komercinės pusės Airbus 320, 380 ir Boeing 767-222, 757-223 ir taip toliau. Tik reikia laukti, kaip viskas bus su nauja šešta. Ačiū už dėmesį. Iš kur mes pasiėmėm visą informaciją, bus parašyta YouTube'ės aprašyme. Ir su Velykom.